Nu, atvažiavom pagaliau plantacijas. Pažiūrėsim, kaip čia atrodo viskas. Čia vadinasi šilko? Nu, šiaip turėtų būt parašyta. Ai, va, žiūrėk. Sugar plantation. Cukrus. Farewell. Va, kaip gyvendavo. Į sveikatą. Nu. Jo, tai. Nu, čia jų nameliai, kurie visi gyvendavo. O ten šeimininkai gyvendavo. Eisim pažiūrėti, kaip jie ten gyvendavo. Už 7 minučių, sakė, prasidės ekskursija ir turėtų leisti vidų mumis. Pas baltuosius, kur gyvendavo. Kur baltieji gyvendavo. In the front or? Yep, so what you're going to do is you will line up in this area here. Perfect. Okay, and we'll collect your tickets at the door. Okay. See y'all shortly. Yeah. Labai gražus medžiai, ne? Eina, paeisim čia ir... Gerai. Ai, duras vyksta. Nu, gražiai juodžiai sutvarkė kiemą čia jam. Jau čia dar po 2 dienai juodžiai tvarko. Kamilė, kaip visada, su savo rasistiniais bairiais. Aš lipau ant žolės, kad gautų ją biškį su botagėliu. Kiek mums laiko liko iki ekskursijos? Už 5 minučių, ne? Gerai. Šiaip tai labai gražus kiemas. Nu, aš ir pasisamdyčiau porą. Three on either side. Those were transplanted by slaves anywhere from 20 to 50 years old before the house was built. The rest of the trees in the alleyway were also transplanted again by slaves. The difference was the house was already built when that happened. Today the trees are 250 years old and they're considered to be middle-aged oaks. They won't be fully grown until they're 500.
If you happen to want more information on some of the middle owners of Oak Alley, between the Ramons and the Stewarts, you want to know how they, did with sharecropping. To our left, you're going to see a brick path. It's an 8-minute video on continual loops so you can understand how sugar cane is farmed and processed into sugar if you're curious. Next to it are the closest bathrooms. There is one room in the mansion that you did not see today that you probably have inside your house, and you guessed it, it's the kitchen. So in the 1800s, kitchens were separate structures. This is because at the time they would have cooked over an open flame. It made it a fire hazard to actually cook in the house. So the Ramon's original kitchen was located in between the second and third bench, and it kind of extended somewhat to those trees there on the mulch. Originally, slaves would have had to cook the food here in the kitchen. Quality of lives that those enslaved had here on the property in the mid-1800s. You're also going to learn about what some of their roles and responsibilities here on the plantation were as well. So there's a lot to learn from this exhibit. I do recommend checking it out. This is the last step coming out. Ir va, pabaigėm ekskursiją. Įdomiai visai. Bet tikrai įdomu buvo sužinoti. Gavau porą trikų, kaip Osva paverš savo vergų dabar tai. Aišku. Tai ką, važiuojam į New Orleans dabar? Aha. Gerai. Pagaliau atvažiavom į New Orleans. Va, žinai, tipo, kuo yra žinomas? No? Tipo, distinctive music, Creole cuisine, unique dialects, and annual celebration festivals, most notably Mardi Gras, the French Quarter. Okay. Šiaip tai būtų fainai nueiti, kad žinai, kur džiazą groja dabar trumpam, žinai. Tai dabar einam pavalgyti. Taip, bet šiaip nuo po to. Vakare? Būtų tikrai čia grinai dėl muzikos. Bet man čia nesijaučia tokio drėgnumo tau. Ne tai baisiai. Ką čia visi fotkina ten? Ground control. Pažiūrėsim prie ką ten. Ai, čia va, tipo labai gražu.
gražu. Nu, labai gražus miestas, labai išskirtinis. And she had a big wood. Perfect. Viena man yra būdas sakau. Jo. Ir ką, išbūrė? Neatsimenu. Šūstarai? O žiūrėk, čia restoranas, ar ne? Nesuprasi, ne? Va, žiūrėk. Žiūrėk, kokia parduotuvė čia, ateik. Čia šitą? Labai labai toks. Turbūt vyko, man atrodo. Nes jie nebežiūri. Nu, New Orleans, ką galiu pasakyti, labai gražus, ne Kamilė? Wow. New Orleans yra, wow, wow, wow.
rytas. Pasivaikščiom naktį, pamatėm naktinį Orlando, New Orleans. Maišausi pastoja. Naująjį Orleaną. Taip. Va kaip atrodo jisai ryte. Reta tokių gražių pamatyti šitą miestą, nes labai daug kam mąstytų. Aha. Nu ką, viskas, einam link mašinos ir važiuosim link Majamio. Prieš atvažiuojant į Majamį sustosim Orlando į vandens parką nuvarysim. Tokie va nameliai gražus. Na ir kągi, pasibaigė mūsų kelionė New Orleans, Kamilė fotkinas. Dabar važiuojam į Orlando vandens parką, link Majamio. 638 mylias, 9 valandos vairavimo, aišku, dar sustosim pavalgyt. Turėsim, jaučiu, būsime apie 90 vietoj. Nu ką, važiuojam? Dabar mes privažiavom jau Alabamą. Važiuojam, Kamilės jau mašinai sėdi. Važiuojam toliau. Žinai, koks čia miestas? Nu, koks čia miestas? Mobile. Mobile? Telefonas. Mobile. Nu vai, važiuojam į Mobile. Telefonas. Sustojam Logan's Roadhouse pavalgėt. Koks čia pavyzdžiui? Ten kažkokia parduotvytė kaubojiška. Užeisim? Kepurę nusipirkt. Ant tų fainų nusipatink kėdžių. Jo, gerai. Sužakinai mašiną? Jo. Gerai. Taip. O, burgerį. Tai be abejo. Nu, įvažiavom į Floridos valstiją. Paskutinta valstija mūsų kelionėje. Nu, dar skrisim pro Atlantą. Jo, bet neskubėkime geriau. Mes dar turim dienų atostogų. Jau Kamilė jau galvoja apie skridimą namo. Tai va. Važiuojam dabar į Atlantą, varysim į vandens parką. Pasibūsim vandens parke ir važiuosim į Majamį. Va, kokiais keliais dabar čia važinėjom.
for everything? Under crooked Joe Biden, every state is now a border state. We are being conquered. We're being actually conquered, if you think. Nu jau visai kažkokius miškus lindom. Dar važiuot, tai yra gabaliukas 363 mylios, 5 valandėlės. Vėl tokiais miškais dabar duodamas. Kamilė miega, kaip visada, bet mums gerai ir be jos. Nu, sustojom greitai stoteliai, pilamės benziną. Turime meksikietę. Daviau jai $5. Sakau, žiūrėk, gerai išvalyk man langus, kad nebūtų nei vienos musės. Sakė, sí, senor, $5, no problem. Šaunuolė. Labai gerai. Žiūrėk, kad nepraleistum nei vienos musytės, kad nepraleistum. She can clean yours as well if you want to. Nu, benziną užsipylėm. Kamilė Meksikonė baigė valyt. Ką tu darai, čia nereik valyt. Nu gerai, gali. Bet čia šiaip langam. Nu va, ir atvarė mane. Žiūrėk, kiek čia žmonių įsičiekina. Dabar atsikėlėm viską, dabar važiuojame į vandens parką. Jeigu išeisi, jo. Taip.